kiekvienas mano krepšininkas, žinau, nori žaisti už Žalgirį. Tai jų motyvuoti žaisti su šia komanda tikrai nereikia. Visi ateina pilna koncentracija ir daro tai, ką jie gali geriausiai. Motyvuoti nereikia. O ko pritrūko vis dėlto ketvirtam kėliny? Žaidžiant su Žalgiriu ne tik sėkmės reikia, bet turim laimėti ir tokias mikro dvikovas, mažas detalės, kurios krepšinėje yra labai didelės. Tai vien sėkmės neužteks ar teisėjų pagalbos. Bet mes esam ką tik susibūrus komandą ir matau, kaip mes stengiamės tą išpildyti ir kiekvienose varžybose mes tai darom labai gerai. Dvikovas gale po to taimauto, kai buvo -3, klaida iš karto. Kas tenais atsitiko? Jaudulys kažkokio paveikė? Jo, šiek tiek šaltų nervų, teisingo įvertinimo situacijos ir šiek tiek patirties daugiau. Tai buvo mums skaudus momentas, kur Žalgiriui tikrai sekėsi šitoje vietoje, bet toks yra tas krepšinis.